Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Kiekvienam iš mūsų svarbu pažinti ir suvokti savo tautos, savo protėvių kultūrą. Labai svarbu ją perduoti vaikams, jaunajai kartai, supažindinti juos su tradicinė muzika, amatais, tautodaile, pasakojamąja ir dainuojamąja tautosaka bei kitomis etninės kultūros sritimis. Vaikai šių žinių semiasi etninės kultūros pamokose, būreliuose, folkloro kolektyvuose ar stovyklose. Į tokią stovyklą vaikus sukvietė ir Samylų kultūros centras. Čia vaikai patys išmėgino kai kuriuos senuosius amatus, tačiau pagrindinis stovyklos akcentas – tai tradicinių kanklių mokymai su Alvyda Česienė. Stovykla užgimė mūsų Alvydos Česienės noru. Jos toks buvo sumanymas gražus, kad reikia kankles vaikams parodyti ir mūsų ansambliui, nes tikrai keli tik tai vaikai groja su kanklėmis. Augustinas Jodžių anūkas groja su kanklėmis savo prosenelio Motiejaus Juodžio, kuris yra iš Kauno Marių dugno, iš to nuostabaus slėnio. Na ir nuostabioji mūsų Alvyda Česienė sako, reikia tą lietuvybę, tą mūsų senąją kultūrą, kurią nešiojasi mūsų nuostabios kanklės, jų istoriją visą perduoti ir šitiem vaikam. Nes šitam krašte, Šlienavos gyventojai, jie neskambino jau su kanklėmis taip jau smagiai kaip Aukštaitijoje, Žemaitijoje. Ir tada sakom, kad labai būtų smagu vaikus sukviesti būtent per mokinių atostogas. Ir taip užgimė mūsų stovykla. Jeigu Kristina turi vaikų, mokinių, kuriems tai yra įdomu, kurie nori, nes yra čia keletą tokių jau mergaičių kankliuojančių, matyt, kiti vaikučiai matė ir jie taip pat nori kankliuoti, o tai mane labai džiugina, užtat aš ir darau, nes man labai, gal banaliai pasakysiu, bet man labai rūpi lietuvybė. Kai aš perskaičiau Šapokos Lietuvos istoriją, tai man taip tas atsirado dūšio širdį gilumas ir toks noras iš esmės viską daryti. Labai džiaugiuosi, kad Kristina užsiėmė tą darbą. Būtent šitam krašte, kad užsiėmė šitą darbą. Kad yra vaikučių, kad jie prisiliečia. Aš tiesiog žaviuosi Kristina, tikrai, kad jinai tą darbą dirba. Ir svarbiausia, kad jinai nebijo pasakyti, ko jinai nežino. Tai jinai labai bus gera vadovė ir jinai viską išmoks. Todėl, kad visko žmogus negali žinot. Mokytoja Alvyda Česienė stovykloje vaikus mokė išgirsti kanklių skambesį, pajausti jį ir pačius išmokti pakankliuoti. Mūsų Česienė tai yra šviesulys didžiausias, kuris tai gali būti. Kanklininkai ją gerbė ir myli ir ne tik kanklininkai, visi folkloristai, mes ją didžiuojamės, tai mums didelė garbė, kad gali skirti tą laiką mums ir vaikams yra įdomu klausytis jos mokymų ir pasakojimų. Tai aš tikiuosi, kad vaikams tai bus tikrai labai naudinga ir vertinga. Jai labai svarbu ir jinai dėl to ir nori, kad ta tokią gražią archainę kultūrą prikėlė vaikams, papasakojo, kodėl tas mūsų kanklės kaip koks karstelis, lotelis, luotas. Tai ta valtelė tokia
kurią plaukiodavo Nemune ir žvejodavo vyrai, ar ne. Tai irgi labai panaši kanklytės mūsų į tą luotą panašios yra, tik stygas 5 sudėjo ir jau gali skambinti. Tai vat ir tos kanklės, ir kalbėjom su vaikais, kad tos kanklės yra ne tik tai mūsų kultūroje, bet yra ir mūsų aplinkiniuose kraštuose. Tik jos ir vadinasi kitaip, ir pavadinimai įdomus, ar ne, ir ta išvaizda jų kitokia ir skiriasi. Tai va. Labai svarbu tokio amžiaus vaikam neužkrauti per sunkiai. Jūs dabar, kaip bus repeticija, pamatysit. Žmogus turi vardą savo. Visi pasako, koks vardas. O aš pasakau, koks šitos stygos vardas. Ir jiem daugiau nereikia. Šitos stygos vardas Do. Ir dabar sakau, pakankliuokim Do. Do. Nu, tai va. Nu, ir taip toliau, ir taip įsivystė. Išmokom net 3 garsus pakankliuoti. Do, Mi ir Sol. Šiandien pereisim jau į Re ir Fa garsą. Irgi. Nu, tai kaip dabar Fa nepasakysi, būtinai reikia sukurti dainelę, remiantis folkloru. Tai aš ten prikūriau 10 dainelių dabar, tai dabar visi jas dainuoja ir groja. Į stovyklą susirinko vaikai tie, kuriems įdomu prisiliesti prie kanklių ir prie tradicijų. Dalis jų etnučių kolektyvo nariai, kiti vietos gyventojai. Vaikams įdomu, iš pat pradžių galbūt ateisim čia tik tai pažaisti, bet sakau, čia yra kanklių stovykla, jūs turite naudotis progą, nes turite galimybę mokytis iš nuostabios Alvydos Česienės, kuri yra mokytoja, nuostabi, ir perteiksiu jums tą visą gražų skambinimo mokymus, tos visus, kaip reikia tą ranką išlaikyti, dešinę, kaip gražiai ją neplasnoti, nemosikuoti, o gražiai išlaikyti ir brauktuką, ir taisyklingai ir rankelę sudėti kairę ant stygelių. Tai visi šitie gražus jos mokymai, tai vat vaikams perdodami. Labai daug priklauso, kaip juos susodini, labai daug priklauso, ką tu gali jiem duoti. Kaip jie visą šitą priima. Ir pradėjau pačią pirmą repeticiją būtent net ne nuo kankliavimo, o nuo luotų. Kaip žmonės tarpusavį bendravo. Sakau, pamatydavo gražią merginą vaikinas, nu tai kaip jis pasieks kitoj pusėje upės ar Nemuno ar ežero, pasigamindavo luotą. Paskui žmonės tai kūrybingi, uždėjo deką, įdėjo iš ožio žarnų pasidarytas stygas ir grodavo, kankliuodavo. Nu taip viskas vystėsi iki šių dienų. Samylų kultūros centro folkloro ansamblis Samylų senoliai dainuoja Kauno marių dugno dainas ir puoselėja užlietų kaimų tradicijas. Šias tradicijas, o taip pat ir dainavimo manierą, ansambliečiai tiesiogiai perduoda vaikų folkloro ansamblio etnučiai dainininkams. Ar buvo kankliuojama užlietame Nemuno slėnyje, senolės nepamena. Tačiau išlikusi vienos šeimos kanklininkų linija byloja apie tai, kad ir šiame krašte būta pavienių kanklininkų. Tokio kankliavimo masinio ir nebuvo anksčiau. Nebuvo. Žmogus kankliuodavo daugiausia savo. Nors žemaičiai tai mėgo pasirodyti. Jie eidavo ir šokiam grodavo, ir laidotuvėse viską. Bet pagrindė tai, vat, jeigu mes tą senąją giliąją tradiciją žiūrėsim, tai jie kankliuodavo savo. Buvo grota, bet ir taip ir tikriausiai Antrasis pasaulinis karas galbūt tai ir taip nuslopino šitą tokį gražų grojimą šitam krašte, arba ta tremtis žmonės vis tiek privertė kitaip į gyvenimą žiūrėti. Ir galbūt dėl to, kad žmonės tikrai kolūkio metu greičiausiai imdavo armoniką
kuri kitokį skambesį turi ir pasilinksminimuose, nors ir su kanklėmis visus beveik šokius galima lietuviškuosius išgroti. Samylų senolės nėra kalbėjusios, pasakojusios, kad jų krašte, jų seneliai ar tėveliai grodavo kanklėmis. Tai greičiausiai būdavo tos lūpinės armonikėlės, harmonikos, o kad su kanklėmis tai tik tai juodžiai, iš juodžių yra ateita tokia tradicija graži, kad buvo grota ir prosenelis ir jau to prosenelio tėtis irgi, tai ir tų jau proprosenelis, ar ne, tų vaikučių. Ir vat jie tęsia tą tradiciją, jie groja su kanklėmis, jie mokosi Garliavos meno mokykloje ir smagiai groja. Stovykloje vaikai mokėsi ne tik kankliuoti, jie prisilietė ir prie tradicinio meno. Vaikai ne tik kankliuoja, bet ir noriai karpo iš popieriaus. Kodėl reikia karpyti, kodėl žmonės anksčiau karpė, kokia čia puošmena, kokia čia vertybė. Tai vat tokie visokie gražūs dalykai gimsta čia ir vaikai kuria ir gyvybės medelius, sukūrė, vakarą piešė su pastelė tos gyvybės gražiuosius medelius, apie juos kalbėjome, kuo jie yra įdomus, kuo jie svarbus tiek mūsų kultūrai ir kaip jie pasauliniu mastu yra paplitę įvairiose šalyse ir kas juose apsigyvena, kokie žoliniai augalai, kokie paukšteliai nutupia į tos mūsų nuostabiuosius gyvybės medelius. Ir toliau tęsime su lino raižiniais, kuo jie yra ypatingi. Ir taip po truputėlį su senaisiais mūsų baltiškais raštais, senosios kultūros raštais keliaujam su stovykla, tai susipažįstam ir su saulės ženklais, ir žalčiukai apsigyvena pas mus ir kiti visi ženkliukai gražus. Taigi etnokultūrinė stovykla vaikams suteikia daug žinių, protėvių kultūros pažinimo, praplečia pasaulėžiūrą ir ugdo bendrystę. Jie bendrauja vienas su kitu, jie elgiasi gražiai vienas su kitu, jie žinių išsineša, jie pajunta skambesį. Tai yra tas pats pirmasis grūdelis lietuvybės. Visas tas prisilietimas, viskas vyksta per gyvenimo supratimą, per tekstą. Kepu bandeles. Tai kepu. Ar tu močiutei padedi, gal tu irgi moki kepti, ar tavo bandelės skanios. Iš karto gyvenimas, dabartinis, ir močiutė, ir dar kankliuojam, ir dainuojam. Tai viskas rušasi, viskas yra viename. Aš kaip ir sakau, gal ir būsite inžinieriais, NASA inžinieriais, dirbsite Amerikoje ar kur nors kitur gyvensite, bet jau jumise bus tai, kas jūsų protėviam buvo brangu, jūsų tėveliams, jūsų seneliams buvo brangu ir jums turi būti brangu ir mokėti ne vieną dainą, o kelis šimtus mokėti ir išdainuoti su visais žodžiais. Tai mes stengiamės ir su senoliais dainuoti ir su vaikų dainas. Vaikams galima ir žemaitiškas, ir aukštaitiškas, tai taip ir dainuojame. Kad bent žinotų, prisiliestų ir aš manau, jie vertina. Jiems tai yra kitoks galbūt supratimas. Aišku, dabar mokyklose modernėja kultūros, jos truputėlį tos etninės lietuvių kultūros nenori mums parodyti, bet turim mes parodyti. Nes, kaip sakoma, kas jei ne mes, bet turim mes parodyti, kad ir per išdykavimus, per žaidimus, bet ta lietuvių kultūra turi gyventi pas juos mažose širdutėse. Tas pasėtas mažas grūdelis jau auga ir tikėtina, kad vieną dieną tose širdelėse pakaks vietos ir kanklių muzikai, ir liaudies dainoms, ir sutartinėms. Taip kaip šiam gražiam dainininkų būriui, sugužėjusiam į sutartinių vakarėlį Tautinės muzikos muziejuje. Todėl, kad mylim sutartines, todėl, kad šiandien ta didžioji sutartinių diena, todėl, kad Laura pakvietė, todėl, kad mes jas dainuojam jau 10 metų, gal net daugiau, todėl mes čia.
Sutartinės 2010 m. lapkričio 16 buvo įtrauktos į UNESCO reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Siekiant pažymėti šį svarbų įvykį, praėjusiais metais lapkričio 16 Lietuvoje paskelbta Sutartinių diena. Lapkričio 16 yra paskelbta jau 2 metai, kaip yra Sutartinių diena. O šiaip šis renginys tai ne pirmą kartą vyksta, iš tikrųjų nebežinau, kelintą kartą vyksta, jau gal kokį 5. ar 6. Ir jis skirtas pasidžiaugti sutartinėmis, čia sutartinių vakarėlis. Kviečiam, aišku, keletą ansamblių iš Kauno, kurie gieda sutartines, bet kviečiam ir visus, kas tik nori. Kartu tiesiog pabūti, pasidžiaugti, padainuoti. Čia nėra kaip koncertas, kur vieni klausytojai, kiti žiūrovai. Čia mes visi apsijungiam ir bendrai dainuojam ir gal dar kažkokių įdomesnių dalykų gal prisigalvosim, dar nežinau, kaip čia bus. Tai žodžiu, čia turi būti sutartinių vakarėlis. Kaip ir vakarėlis toksai, šventė. Seniau kartais mes ją adventę, nes tada seniau buvo tradicija negrot muzikos instrumentais, tai sutartinės tam labai tiko, nes jos, galima grot, bet gali būti ir negrojamos. Bet dabar, kai yra sutartinių diena, tai jau sutartinių dieną darom šitą renginį. Lapkričio 16 dėl to, kad būtent tą dieną UNESCO taryba, ar kaip jie ten vadinasi, pripažino sutartinę kaip nematerialų paveldą. Tai aš labai dėkinga iš tiesų tiem žmonėm, kurie nuveikė šitą darbą. Aš manau, kad tai truko ne 1 ir ne 2 metus, kol sutartinė buvo pripažinta kaip nematerialus paveldas. Tai manau, kad šitą dieną labai verta sutartinių dienos paminėjimo. Vakare parodysim kelias sutartines, 3, 2. Matysim pagal eigą, tiesiog bandysim prisitaikyti, kaip čia ir žmonės įjungti į dainavimą. Susirinkusieji išties jungėsi į bendrą giedojimą. Bendra sutartinės keitė giedotojų grupių pasirodymai, taigi šio vakaro išskirtinumas, kaip sako patys organizatoriai, tai galimybė ne tik klausyti senųjų daugiabalsių dainų, bet ir dalyvauti juose gyvai, iš vidaus patiriant šimtmečius gyvuojančią tradiciją. Mes mokomės, mes gyvenam, kažką sugalvojom daugiau. Tai pradžioje tikrai labai irgi smagu buvo tada ir dabar žmonės tikrai nori tų bendrų sutartinių, tokiam nepakankamai ir ne per dideliam jaukiam visai rate. Kartu labai smagu tokių didelių būrių dainuoti, nes ateina žmonės neabejingi sutartinėms, tai tikrai labai gražiai mums gaunasi, labai gražiai skamba, visi tikrai džiaugiasi. Bet vis tiek norim ir kažkaip iš tikrųjų pašvęsti, nes sutartinės juk skirtos viskam, yra ir vestuvių, yra ir visokių rimtų sutartinių, bet yra ir vaišių, ir šokių sutartinių, pagal jasgi ir šokdavo, ir linksmindavosi. Renginys skirtas visiems, ir tiems, kas jau pažįsta sutartines, ir tiems, kas dar tik bando atrasti šį unikalų daugiabalsio dainavimo paveldą. Taigi kartu rate sutartinės giedojo ir folkloro ansamblių dainininkai, ir pavieniai renginio svečiai. Kaune ir Kauno rajone tikrai yra nemažai ir atskirų sutartinių grupelių, ir folkloro ansambliai gieda šalia viso kito savo repertuaro, tai tikrai yra daug, sakyčiau, visai daug. Čia yra tokia dar viena muzikinė patirtis, iš tikrųjų svarbiausia į tiem turbūt, kur dar turi tą tradiciją aukštaičiam, kur gali ir tarmę autentiškai, nes labai liaudies daina labai susijusi su tarme ir mes, sakykime, kurie neturim tarmės tos kaip gimtosios, mums jau daug sunkiau. Tai vis tiek tiem, kurie sutartinių krašto atstovam, vis tiek yra svarbiausia. O mums irgi yra tai muzikinė patirtis, tai vis tiek dalis mūsų, dalis paveldo, tai vis tiek labai įdomu, mes norim pažinti, išbandyti, kurti, patirti, tai va. Mums tai, sakau, patirtis tokia gyvesnė, ne statiška, ne koncertas, kur žiūrovai ir atlikėjai, o kur mes visi susijungiam, tai yra kas kita, tokia gyvybė. Kiekvienas atranda savus kelius į sutartines, sako šventės dalyviai. Išmokus jas išgirsti ir patiems pasinėrus į sutartines, tarsi atsiveria kiti pasauliai, sako jie.
Pradžioje kažkur 5. plane šmėžavo, bet vis ir vis susidurdavau ir artimiau ir vis labiau jas išgirsdavau. Keliai įdomiai atvedė į vietas, kurios buvo giedamos. Ir pradžioje mane patraukė kiti dalykai, tai buvo neįprasta, įdomu ir tas bendrumo jausmas. Po truputį pamėgau besilankydamas sutartinės ir smagiai sutarėme ir atradau vietos, kur galiu ir prisijungti ir burtis, kurti kartu. Iš pradžių nepatiko, nesupratau aš jų, bet dabar kažkaip pastaruoju metu, apskritai paskutinius 2 metus, kai pradėjau studijuoti vis tiek akademijoje, pradėjo kažkaip jos priaugti prie manęs, galbūt vis tiek giedodavau iš pradžių, kai buvau paauglė. Ir dabar, kai šiek tiek suaugau, tai kažkaip jos prie manęs priaugo ir labai toks meditacijos procesas atrodo, kad tai yra ir mokymasis, ir kartu tokia kaip bendruomenė, tokia maža bendruomenė ir labai yra smagu jas giedoti kartu su kitais tiesiog. Labai Jau dabar tai yra gyvenimo dalis, tai yra draugystė, bendrystė su moterimis, su naujos pažintys, naujos patirtis ir tuo pačiu galimybė pristatyti Lietuvą kitiems, kitoms šalims. Bet labiausiai tai tikriausiai kaip gyvenimo dalis ir draugystė, bendrystė. Kai jos ilgai skamba ir kai ilgai kartu skambu, tas ritmas ir atsikartojimas nuteikia į tam tikrą būseną, kur ir mintys nustoja plaukti, toks atsikartojimas, ritmas, skambesys ir jau nustoju klausytis tik savo balso, dėmesys pakyla aukščiau, girdimas bendras skambesys ir jis nukelia į kitas erdves. Nepasakyčiau ar į praeitį, ar kur, bet kitokia būsena įsijungia, visai dažnis kitas įsijungia ir tas ir tokio pakilumo suteikia gyvenimui įvairovės. Man visų pirma sutartinė yra poilsis. Aš kai pradedu jas giedoti, paprastai aš į tokį transą einu, kai ypatingai gerai išmokta sutartinė yra. Ir ypatingai kai ne aš vedu, kai man nereikia galvoti apie žodžius. Tai tokia meditacija tampa ir toks kaip ramybės būsena atrodo, kad nieko nematai. Tai visiškai galva tuščia yra, galvoji tik tai apie žodžius, kuriuos giedi ir apie tai tiesiog būni vietoj čia ir dabar, kas yra, manau, šiais laikais ypatingai labai svarbu, kai yra tiek daug streso, tiek daug visokių aplinkinių dalykų, visokių baimių. Tai, manau, yra labai puikus būdas nuo to pabėgti ir atsipalaiduoti, pabūti su draugais, saugant tradicijas. Taip, žinoma, kiekviena tradicija yra svarbi, jas reikia puoselėti, nes po to jos pasimiršta. Tai yra labai svarbu jas saugoti. Sutartines gera ir giedoti, ir klausytis, sako pašnekovai. Smagiausia man yra tai, kai būna ansamblis mano arba labai artimi žmonės, tai yra tokia bendruomeninis giedojimas. Bet taip pat yra labai įdomu pasižiūrėti, kaip ir kitos bendruomenės čionais groja, gieda, kaip jų sąveika tarpusavy yra, kokias jie sutartinės išsirenka giedoti, kaip ir yra toks visai įdomus antropologinis tyrimas, pasižiūrėti, kaip kiti tą daro. Nes kaip mes giedam, tai mes žinom, bet kaip kiti, tai yra labai įdomu ir pastebėti, kaip kiti tą daro. Pamatyti tikrai yra ką. Kiekvienas kolektyvas pristatė savus pasirodymus, o štai Suburtynė atvežė staigmeną. Mes Suburtynėje ir giedam ir visiems žinomas senasias mūsų sutartinės, bet tuo pačiu ir kuriam ir savo. Ir kažkiek integruojam su to, kas vyksta, kažkaip kūrybiškai atvirai žiūrim ir iš to kartais gimsta įdomių dalykų. Tai viename iš susibūrimų gimė toks kūrinys vėlinių proga, kadangi toks metas, tai šiaip rašau eilėraščius, repuoju. Ir tai irgi žodinė išraiška su moterų giesmėmis ir tai žodžiais susipynė toks kūrinėlis ir tam atsinešėm kolonėlę, nes reiks kažkokio reiks klausytis tų žodžių.
ir kad girdėtųsi nepasimestų visame tame, pamanėm, bus geriau išskirti. Sutartines daugiausiai gieda moterys, mūsų dienomis taip pat, bet labai džiugu matyti giedančius ir vyrus, nors jų yra palyginti nedaug. Nedaug, ir kai ateinam į sutartinės, tai paprastai mūsų sustato į vieną grupę, kad kartu nesiblaškytumėm bet gerai, viskas gerai. Šiaip nebūnu vienintelis, o net jei ir būčiau, tai nematau tame bėdos. Kiekvieną kartą, kai susitinka keletas folkloro kolektyvų, jie atranda ne tik draugystę, bendrus pasidainavimus, bet ir galimybę vieniems iš kitų pasimokyti. Žinoma, kad yra ko pasimokyti, visada yra ko mokytis ir manau, kad geriausia mokytis iš kitų, mokytis tiek iš tų pačių įrašų, pasižiūrėti, kaip viskas vyksta kitur, pasižiūrėti, kokias vis tiek sutartinės ir kai kurios sutartinės yra ir improvizacinės. Tai yra labai smagu paklausyti, kaip jos improvizuoja kita grupė, kokia nors, arba kokius tembrus pasirenka, nes vis tiek sutartinės galima giedoti savo malonumui ir jas galima giedoti profesionaliai. Ir visada galima pasižiūrėti, kaip profesionalios sutartinių giedotojos tą daro, kaip jos šiais laikais pritaiko tai, ką girdi įrašuose ir ką bando atkurti. Tai tikrai yra ką mokytis iš kitų ir yra labai svarbu mokytis iš kitų. Sutartinės yra ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio paveldas, tad jos ypatingai įdomios užsieniečiams. Zapyškyje įsikūrusios kūrybos ir užimtumo Stubos sutartinių giedotojos neseniai grįžo iš Prancūzijos, kur sutartines pristatė ir jas giedoti mokė šios šalies gyventojus. Mes pačios ką tik grįžom iš Prancūzijos, kur buvom programos Lietuvos kultūros sezonas Prancūzijoje dalis. Sutartinės pristatėm tokiom panašiom kaimo bendruomenėm, iš kurios mes pačios esam, tai mokėm prancūzus truputį ir dainuoti ir pritarti ir apskritai parodėm, kas tai yra sutartinė. Kaip jie tai priėmė? Oi, priėmė labai šiltai. Ten yra Sanselė-Abėji kaime, miestelyje yra bendruomenė, asociacija, kuri Lietuvos kultūros mylėtojų asociacija, jie mokosi lietuvių kalbos, jie apie 30 metų domisi Lietuvos kultūrą ir jiems šitas sutartinės buvo naujos. Tai buvo džiugu tiek mums, tiek jiems. Tai kaip jie iš karto sureagavo? Aš galvoju, kai išgirsta žmonės sutartinės mūsų, kokia būna reakcija? Tai šiaip tai labai teigiamai, nes jiem labai įdomu, kas ta Lietuva ir kas čia vyksta, tai labai teigiamai, labai pozityviai patys bandė dainuoti ir mes ten buvom daugiau nei savaitę ir dieną turėdavom po 2 dirbtuves, visas apylinkės apvažiavom. Ir su vaikais, ir su jaunimu, ir su senyvo amžiaus žmonėmis. Jau 10 metų sutartinės giedančios Stubos giedotojos sako turinčios labai aiškų tikslą. Tikslas tai yra nedainuoti, ne scenai, ne pasirodymam. Tikslas yra nešti tą sutartinę, kad žmonės, moteris tiesiog eitų dainuotų savo bendruomenėse. Ir sutartinė išliko kaimuose, kaimų gryčiuose, kur susiburdavo moteris. Tai kad šita tradicija susibūrimų neišnyktų. Galbūt toks yra tikslas labiau. Ne pats dainavimas, aišku, bet tas susibūrimas, turėti kokam susiburti, susibūrėm dainuoti sutartinę. Tas noras dainuoti sutartinę ir apjungia šio sutartinių vakarėlio dalyvius. Ką jiems patiems reiškia toks susibūrimas? Tai visų pirma, naujus socialinius ryšius, ypatingai kaip aš nauja sutartinių vadovė, aš galiu pamatyti, kokie yra kiti ansambliai, kaip jie, kas jiems vadovauja, susipažinti su visais. Ir patiem sutartinių giedotojams tai yra labai smagi patirtis tiek pat pamatyti, kaip kiti gieda, kaip kiti elgiasi per sutartinės. Ir taip tiesiog socialiniai pagrindiniai ryšiai kūrėsi. Ir tokia pamatai, kad sutartinės giedi ne tik pats, bet ir aplinkiniai žmonės. Ir manau, kad tai yra labai svarbu. Na, tokį gylį, atradimą to, tokie ne tai, kas pagal madas, kas kyla praeina, bet jau atlaikė tam tikrus laiko išbandymus ir įsiklausimas tokį gylį galbūt duoda. Gal tokia paspirtis susiburt, pasirepetuoti, susitikti ir kartu, tokios srovės šiek tiek tam dalykui bent jaučiasi, kad
kai yra renginys, tai Labai smagu susitikti žmonės bendraminčius, pamatyti, pašnekėti, kas ką nuveikė per metus. Čia jau vyksta kasmet ir mes čia ne pirmą kartą. Tai smagu matyti ir jau senbuvius, ir naujokus, ir tiesiog būni tarp žmonių, kurie nori kartu dainuoti. Ir kada tokiam būry gali dainuoti, tai sutartinė vėl kita jėga skamba. Sutartinių dienai skirtas vakarėlis tai autentiška patirtis jungiant tradicijas ir bendrystę. Na, o pačios sutartinės tai unikalus senovės lietuvių daugiabalsis giedojimas, kuriame melodijos jungiasi į harmoningą vienovę ir kuriuose, pasak pačių giedotojų, taip gera būti. Tegul sklinda sutartinių virusas kuo plačiau, tegul užkrečia vis naujas širdis, mažas širdeles, kad ši tradicija tęstųsi ir eitų iš kartos į kartą.